Taigi sveiki atvykę į dar vieną Benizo video ir šiandien mes žaidžiame Minecraftą Skyblock arba kitaip sakant Minecraftas, bet ant vieno bloko. Čia yra vienas blokas, tačiau jis yra begalybinis ir kaip matot aš galiu arba žemę išgriauti, arba galiu kažkokią tokią kaip medieną ir panašiai. Čia reikia būti atsargiai, mes dabar turim žolės, tai mes turim su ją apsitverti, kad nenukristume. Reikia būti atsargiai čia labai. Atsargiai, o, gerai. Dabar mes galim vėl. O, žiūrėkit medį. Pavyzdžiui, va dabar iškrito ne pati žemė, bet jau va medis. O, kiek daug medžių. Mums reikės tikriausiai pirmiausia pasidaryti dar crafting table. Pasidarėm crafting table, išgriaunam dar šiek tiek. Išgriaunam greit medienas. Ai, dar, pavyzdžiui, ne pati mediena, bet ir lentos gali būti. Tai va, pasižiūrim, kad čia aplinkui yra salos kažkokios, matau. Ten dar tikriausiai, čia lygtais yra dar vienas toks tas pats blokas. Jeigu tu žaidi su kažko, tai, nu, kai kurie kartais nori ne tik ten kažką rušiuoti, tai čia papildomas blokas. Ten lygtais bus, man atrodo, deimantai, geležis, anglis, jeigu neklystu. Na, dabar, ir va, dabar yra šitas akmuo. Pasidarom šiek tiek lentų ir pikeksą, manau, ja. Na, galim pradėti griauti. O žiūrėkit, akmens iš karto nemažai gausim. Tik tais man medieną kol kas rankom reikia. Na va, išsigriaujam kažką. Lava. Jeigu man pavyks, galėsim pasidaryti begalybinį akmens generatorių. Sargiai dedam. Gal kad aš atskirčiau, aš čia uždėsiu dar vieną lentos bloką, kad čia būtų. Dabar iš šito pusę reikėtų prasiplėsti atsargiai. Oba. Nu, padarėm. Dabar gal pasidaryti netgi kirvį patį. Aš turiu pagaliukų, tai gerai. Pasidarom gal ir kirvį, nes medieną, nu tai reikėtų. Čia galėsim ir daug kartų mirinėti. Jo, šitas serijas darysiu. Dabar dar kurį laiką nelabai gali būti, kad bus iš vis kažkas kaip Minecraftas, bet grybų pasaulį, nes ten nelabai yra ką daryti ir kad filmuot. Tai va. Labai sunku kažką gauti. Tai arba jų iš vis nebus jau daugiau, arba bus, bet labai retai. Ir jeigu jums keista, gal čia rašo, kad 169 dienas šone rašo viršui kairiai, iš kad jaučiate pažodžių 169 dienas, tai čia tikriausiai per 169 dienas jie visą šitą padarė. Tai va. Tai dabar 169 diena, tai galėsim nuo 169 dienos skaičiuoti, kiek mes pragyvenam. Dabar aš manau reikia prasiplėti šiek tiek žemės. Atsargiai. Na, prasiplėtam. Aš galvoju, kad crafting table dedam čia ir skrynes dedam. Prakit šiek tiek, gal skrynes logiškiau bus, tai va, pradėti iškart dėlioti. Ir manau, reikėtų pradėti rušuoti. Tai čia bus mediena. Pas mus maždaug. Jo. Čia yra mediena, o čia yra džiunglių. Bet jinai yra... Tai gal ją dabar panaudosim. Ir čia, kur po kiekvieno medžiu uždėsim jos lentas. Jo, ir taip galėsim... O čia padarysiu
į medieną ir tada galėsim prie džiunglių sudėtume. Na, va, pabiškai reikia rušiuot, kad lengva būtų. Tada čia bus vanduo, lava, akmuo, nu, tokie jau kitokie dalykai. Dabar jeigu gausim dar vieną akmenį, galėsim pasidaryti akmenis, tos pačius įrankius. Tik reikia pagaliukų. Tai skolinam. O, turim pagaliukus. Ir pasidarysim savo įrankį. Na. Dabar turim akmenis jau įrankius, tai mes čia pabiškai galim taip ir bazę statyti savo. Dabar viską bus lengviau ir greičiau bus galima daryti. Saurime dabar kasam. Na va, galėsim paskui žemės savo šiek tiek prasiplėst. Aš manau, kad mes pirmiausia eisim gal į tą bloką. Galvoju dabar. Jo, nes kai mes turėsim du skirtingus, ten liktais ir Vilnos būna. Jeigu neklystu. Tai būtų labai lengva tada mums čia. Dar galiu pasakyti, kad prašykite komentarus, ar jūs norėtumėt daugiau Minecrafto ar Robloxo, nes aš tada galėsiu nuspręsti, ar jums Roblox ar Minecraftą filmuoti. Labiau. Sargiai. Išplečiam žemės. Aš galvoju su lentom, arba galim daryti, kad čia lentos, o iš šonų bus akmuo ir tada galėsim tiksliai nuspręsti kas. Dabar nuo centro 1-2 blokai, 1-2 irgi. Ne. Čia 2 blokai, 1-2 3. Tai čia dar vieną papildomą, nes aš noriu kažkodėl labai lygų kvadratą pasidaryti. Na, pasidarom. Toliau 1-2, 1-2. Ir čia toks kaip ir lygus kvadratas. Dabar šiek tiek išsiplečia. Atsargiai labiau į šoną. Atsargiai. Nu. Dar galiu, jeigu žaidžiat kažką kaip skybloką, tai dabar palauk, kaip greit susidedam medieną. Tai parodys, kaip galima palengvinti viską. Ir jeigu turi pakankamai daug medienos, bet ir jūs nedėkit, pavyzdžiui, blokų pačios medienos, jūs pasimkit, sakykime, aš iš beržo paimsiu, ateikite į crafting table, pasidarykite, kiek jūs norite lentų, ir tada su lentom tiesiog pasidarykite, uždėkite 3 ir gausit pusblokius, o esmė yra tai, kad tu sunaudoji tik 3, o gauni 6. Tai labai praverčia kaip blokose. Ir čia tas pats kaip kaip tas pats blokas tiesiog. Tai jau. Dabar tik greit susidėliojam. Ir galim statyti. Tas pats blokas medienos, tik tais labiau apsimoka. Tai aš siūlyčiau tokias daryti. Sargiai. Ne, mano daiktai! Gerai, kad daugumą daiktų susidėjau į skrynę. Ne. Mes mirėm. Bet nieko tokio. Nes čia ne hardcore'as. Ja. Pasidarom tada iš naujo įrankius. Bet kai mes sugebėjom nukrist. Liūdna šiek tiek. Na, bet bent jau mes dar galim, dar turim progų. Taip. Na. Na, iš naujo pasidarysim, tik dabar ne iš beržo, o iš ąžuolo. Labai nenorėjau nukrist, bet netyčia nukritau. Ir atsargiai. Ai.
Gražiai atsargiai. Dabar reikia vieną dar čia iš šono padaryti. O. Gražiai sudėsim. Aš tik netgi panikuoju čia, nes nukris labai nenoriu. Dar kartą. Na, prasididinam šiek tiek. Na. Atsargiai. Susidedam viską. Ir baigta. Turim dabar tokį didžiulį plotą. Tik aš dėl grožio kažkodėl nusprendžiu, noriu tai padaryti. Na, dabar aplinkui čia yra tokia mediena. Dar gal šiek tiek pagriaunam ir manau, gali pirmą seriją baigti. Jo, čia bus ką veikti. Manau, per sekančią seriją mes bandysim nusigauti prie sekančio bloko, manau. Ir ten pabūt. Ne ten bloką išgrioviau. Ne. Jau akmens nebeturim. Ai, turim. Ne. Na, per kitą seriją pabandysim dar kartą viską gerai pasidaryti. Su jumis buvo aš Benizas, laukit antros dalies, nes jinai tikrai turėtų būti. Ir laikinkit, subscribinkit ir viso gero.